Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl. Sveiki visi, esu Justinas Kapkovičius, virtuvės šefas ir šiandien mūsų laidoje Šviežios idėjos su Lidl mes pasigaminsime sumuštinį su keptom vynuogėm ir rikotos sūriu. Šiam receptui aš rekomenduoju rinktis vynuogės be kauliukų. Vynuogės išdėliojame ant skardos, nuskaniname druską, pipirais, šiek tiek čiobrelio, šiek tiek alyvuogių aliejaus. Vynuogės dedame į orkaitę 15 minučių 180 laipsnių temperatūroje. Na, o kol mūsų vynuogės kepa, mes paragausime pistacijų pyragėlių iš Deluxe linijos, kurias galima rasti Lidl prekybos centre. Dabar pasiskrūdinsime duoną. Duoną pašlakstome alyvuogių aliejum, į įkaitusią keptuvę dedame duoną. Dabar atėjo laikas pasigaminti padažą. Į prikaistuvį dedame medų, pilame balzaminį actą bei kelis šlakelius žuvies padažą. Nusiskaniname rikotos sūriu, druska ir pipirais. Viską gerai išmaišome. Kaip skaniai kvepia. Ant duonos dedame rikotos sūrį. Toks vyriškas sumuštinis gausis. Beveik kaip aš toks vyriškas. Atėjo eilė vynuogėms. Keli šaukštai mūsų padažo, keli lapeliai mėtos. Nepraėjo nei 5 minutės ir sumuštinis su rikotos sūriu ir vynuogėmis jau paruoštas. Šiandien tiek, na o su manim pasimatysite Šviežios idėjos su Lidl per TV3 ir TV8. Šviežiais laidos produktais rūpinasi ir laidą remia Lidl.